Labą dieną, draugai, mano vardas Vitalis ir jūs žiūrite 1000 km dviračių YouTube kanalą. Ir šiandien truputėlį transliacija iš mano garažo, kur ruošiamės ir pagalvosim, kokį dviratį imti į šiandien vykstančias kalnų parke varžybas pavadinimu Trauma. Tai yra man pirmas tokios varžybos. Pirma turbūt gyvenime tokia bus Trauma kalnų parke. Iš tikrųjų, tai šitą dviratį aš jau esu svėręs. Reikėtų išimti pompas ir visokias kitus nereikalingus dalykus. Šiandien mums bus labai svarbus mano svoris, kadangi nuo pilvo jau jo nusimesti nelabai galiu. Čia yra dėtuvė, iš čia ištraukiam, čia pompa ir visokie slieka ir taip toliau. Šiandien man jų nereikės, ten trumpa distancija. Tai pasižiūrėsim, kiekgi sveria šitas dviratis. Rodo 8,9 kg. Galite ateit pažiūrėti, prineš kamerą. 8,9 kg. Tiesą pasakant, nežinau, ar teisingai rodo, nes esu 8,2 kažkada užsvėręs. Dabar pasversim kitą dviratį. Nu ką, dabar surinkom dviratuką. Galimai šitas bus lengvesnis. Bet sakau, prieš tai 3T svėriau, tai buvo apie 8,2 kg su pedalais. Nu, žiūrim, kiek sveria šitas. Taip, keliam. 8,2. Na, šitas dviratis bus lengvesnis. Šiaip ir pagal jausmą, dabar net 7,8. Čia vis tiek kažkokia paklaida matyti yra. 8,2. Šiandieną mums reikia imti šitą dviratį. Tai ką, jau už garažo transliuoju, apsirengęs. Labai trumpai pasiėmu rudeninį švarkelį, po apačią užsidėjau liemenę, neperpučiamą, rankiukus, kojukus. Tada pasiėmu kuprinę, į kuprinę įsidėjau lietaus striukę, nes žada dar biškį ir palyt. Visgi imu plentinį, prie plentinę prisitvirtinau MTB pedalus, važiuoju su labai patogiais S-Works bateliais, kur kas patogiai negu šitie Northwave. Žodžiu, pasiruošęs, manau, kad plentinis bus žymiai geriau. Pasiėmu 2 gertuvės, čia prisimaišiau angliavandenių, pirštinės dar paimsiu. Nu, žodžiu, žemynės sąlygos, iš tikrųjų yra šalta. Nežinau, 8 laipsniai ir kažkiek. Ir kadangi atakos bus tokios, kaip čia pasakyti, greiti sprintai tą kalną po 40-50 sekundžių, tai susprintuosi, reikės persirinkti, palikti tos drabužius, startuoti kuo mažiau drabužių, viršųjų užsidėti vėl šiltus ir taip toliau. Taigi reikia turėti drabužių. Taigi dėl to ėmu kuprinę ir apskritai bijau lietaus, tas lietus jau mane persikėjo nuo Sicilijos laikų, man jau tiesiog negera, va čia stovė tas lietus, iš tikrųjų bloga nuo jo. Šalau, 4 laipsniai, šalau ir dabar panašu vėl reikia šalt, man tiesiog nusibodu. Bet yra kaip yra, plentinis paruoštas, dar patikrinu pripučiu labai kietai padangas, nes turi būti jau visiškai atakai paruoštas dviratukas. Nu ką, važiuoju, jeigu trumpai, tai plentinis geras pasirinkimas, važiuoja tikrai gerai. Du blogi dalykai. BPM blogai rodo. Nežinau, kodėl neužsiveda diržas. Dabar rodo, pavyzdžiui, 7. Tikrai turėjo būti 103 arba kiam. Tai arba pramuš būna taip kartais, arba ne. Antras dalykas negeras, kad powerio nerodo. Tiesa, pirmas kartas tam dviračių laukia ir matyt nusikrovė batareiką. Reiks ją gal susižvejosiu, pasikeisiu ką, tai powerį būtų gerai matyti, lipant į kalną, žinot, kiek aš galiu atiduoti, kaip sekasi ir taip toliau. Čia kol kas didysis liūdesys. Bet dviratis pasvažiuoja gerai ir pasirinkimas geras. Tai varom, pafilmuosim iš vietos. Atvažiavom prie kalno ir pasižiūrėsim, kaip čia viskas bus. Va, startukas paruoštas, reikia suprasti, kokią žvaigždę startuoti ir kokią pavarą. Dabar jau matau, kad va šitą reiškia reikia. Arba nedar mažesnė. Eikti savo, greitis 10.
lengva nesidaro. Kaip čia reiks pūsti? Nežinau. Čia dar bus vienas sunkesnių momentų, kad kai startuosi, tai išsisegęs vieną koją, reiks prisisekti. Tada ir bus. Tai žodžiu, dabar važiuoju ant plento lengviausią powerą. Smagu mėtis. Greitis 8. Vato nematau, bet bus kokie 3 pėmų. Nu štai, kalno viršus. Aš pavargęs BPM šūdinai rodo vis tiek. Labą dieną. O, Vitalis! Man jau sunku. Vis dėlto nusprendėjai su plentu. Pasvėriau. Pasvėriau, ne? Pusę kilogramo žiūriu, tai sakau, reikia tempti plentuką. Viskas jau gerai. 9,5 kilo standžiau iš padangų. Nu, jo. Iš karto. Mes atvyko antras pagal populiarumą Lietuvos youtuberis. Tavo kanale. O dabar aš, kol jie maitinasi, atvyko pirmas pagal populiarumą. Pirmas jau atvykęs nuo ryto. Jo, va, nepračiau laukia. Labą dieną. Sveikas. Sveiki gyvi, labą dieną. Labą dieną. Pasik, pagelbėk žmogui. O, žiūrėk, valkšai. Nes jau tiek te duodat pavalgyti žmonėms. Vakar reikia daryti, kad laimėtų varžybas. Zefyrus kep. Taip. Supratau. Žiūrėk, man reikia batarkės 23.2. Turi? Power meteriui. Į šitą, į krenką. Nu, aš žinau, kad tu turėsi. Ačiū. Mechanikas, Energus komandos. Viską turi, tai čia gali drąsiai jaustis, kaip jeigu kažkas nusprogs dviratyje, tai jis viską turės. Tai va, čia dedasi batareika. Elementas. Lietuviškai. Va. Power meteris 4i. Čia pabandysim įdėti. Va, dabar, va, užsidegė. Pavirksėjo, ne? Na. Na ką, gera žinia. BPM veikia, poweris atsirado lygtais, tai viskas veikia ramu. Labą dieną, tai norėčiau pasimti startą. Ačiū labai. Tai va, dviratukas pasiruošęs, gertuvės aišku paliksim viršui, kalną čia kažkur numesim, tašę numesim, kuprinę numesim, nusirengsim. Kol kas viskas ledas, kaip matėt, pasijungia ir power meteris, ir pulsą gerai rodo. Dabar unpackingas. Pažiūrėsim, kas gero čia pas mus yra šitoj tašytėj. Pirmiausia, turim maikę. Kadangi maikės aš retai keičiu, man smagu turėti gražią maikę. Kad namuose būt labai gražiam. Taip, Monsterio gerimukas. Labai gerai, šausim. Nealkoholinis traumos alus. Tada kas dar? Vytautėlis. Oi, dirželis iškrito, reikia pasimti. Dirželiai numeriukui prisekti. Tada reiškias mano gamintas numerėlis. Kai naudojat, pasakykit, ar patinka, čia yra specialus neplyštantis popierius ir nešlampantis, čia yra geras daiktas. Todėl išsisaugos ilgai pas jūs. Kas dar? Nu ir krūva visokiausių lipdukų. Va, trauma stikeriai, dar vienas dirželis. Tada turim geliuką. Tada turim dar stikerį. Va, stikerių karalystėj. Ir dar vieną stikerį. Tai va, stikerių milijonas, irgi mano gaminti stikeriai. Atkreipkite dėmesį, kad palaminuoti automobilinių laminatų. Ilgai tarnaus, nenubluks, taip toliau galint ant automobilio klijuoti ir džiaugtis ilgą laiką. Tai va, ok, viskas susidedama pačion. Jau greit reiks nusirengti, tiksliau numerį tik tai reikia prisitvirtinti. Nusirengsim ir varysim apšilinėti. Nuleistas tai gerai, žiūrėkit. Jokių problemėlių. Stovim. Sėdam ant dvirkės. 1, 2, 3. Op, įsitaisėm tik dabar. Nu ir va, normaliai savo kapoj. 500 vatų 6 pėm. 700, 6-8. Gerai, nespausim. Viskas normaliai. Poweras veikia, viskas veikia.
O, aš su palapinė kilu. Aš su palapinė. Priimsiu ir Vitalį. Lemba gerai čia su jumis. Pažiūrėk, duok čia. Oi, o! Galės, lemba, koks jis stiprus pasirodo. Aš galvoju, tie žmonės tas virvelės Klausyk, į apačią tai į apačią. Suprantu, kad nespėsi, bet į viršų spėsit jūs kils su tą palapinę paskui mane. Paskui tave? Paskui mane tai Jie sudėjau. Gerai, Kur čia stabdžiai parodyk? Tu iki galo suspaudęs? Dar ne, bet jau čia greitai. Davai, aš tave pastumsiu nuo kalno. Davai. O! Taip, komandos direktorius, vadovas. Žiūrėkit, kaip startos. Susuk. Puikiai, su tokiu gražiu dviračiu. Taip apsirengęs, su tokiais batukais. Tik į miestą taip. Super, Antanas Tyris. O, mūsų gražuolė BMK jau matyta kitose video. Puikiai. Lietutis jau lyja. Viskas kaip Sicilijoje, bet šalta nėra. Nuotaika gerėja, žmonių daugėja, fainai. Formatas nerealus, kažkaip netgi pats laukiu pabandyti. Adrenalino daug, kažkaip visiškai nesijaudina. Tiesiog norisi spausti iš visų jėgų. Pamatysim, kas čia bus. Gerai, kol darausi apšilimą, galvoju, dar kartą paminėsiu apie taisyklės. Tai startuosim ten, kur rodžiau apačioj keturiese. Iš 4 dalyvių visi startuoja išsisegę vieną koją. Tada paskelbus startą, pirmas dalykas nesuklysti ir kuo greičiau pasisekti, nes ta milisekundė labai svarbi. Todėl pas mane šiandien, kaip ir matėte, yra MTB pedal. Nu ir iš 4, 2 patenka toliau ir pirmą kartą tie 2 pralaimėję dar gali varžytis dėl patekimo toliau, kaip suprantu. Nes bus dar vienas kažkoks paguodos važiavimas, kur galėsi vėl papulti tarp tų 2 stipriausių. Nu ir jeigu antrą kartą nepapolė, tai tada papolė tarp silpnesnių ir matyti dar bus važiavimai, kad ten kažkaip tais vietą savo matyti ir nustatyti. Na ką, kol kas tokios taisyklės, labai įdomu, kadangi labai trumpai čia vyks, 30 sekundžių tas visas ataka, 32 kokias grubiai, aš taip manau, vato bus belekiek, tai labai bus įdomu pasižiūrėti ir aš įdėsiu tiesiog kiek vatų tas 30 sekundžių man pavyko išlaikyti. Dar trumpai, ką aš galiu pasakyti, tiek, kiek jie čia viskas organizuoja, dronai, ekranai, hotdogai, dovanos, ta prasme, čia yra už tą sumą, kurią reikia sumokėti startinį mokestį, čia 0. Nėra nei vienų varžybų, kad aš prisiminčiau, kad dviračiuose tiek visko būtų. Tai manau, jų laukia labai gera ateitis veikiai, kad šaunuoliai tą daro. Manau, čia bus kažkada tikrai vieni didžiausių renginių. Dabar netrukus startos merginos, tai va pasižiūrėsim jų startą, kaip jums čia seksis. Pirmas startas, pirmą kartą pamatysim, kaip čia viskas vyksta. Va, 9 merginos, sako. Ten yra didžiulis ekranas, po to aš jums jį parodysiu. Viskas merginos paleistas, žiūrėk. Opa. Viena net nesustartavo, taip išeina. Nu čia pro komanda, Tudor. Tai kitaip nebūna. Bet 2 bus pirmoji vietoj. Va, žiūrėk, ar pavyks aplenkti ar ne. Geras. Tai Kolibri ir Tudor. Pirmoji vietoj. O 4 nestartavo, matyt, pasirinko neapsimoka, kad jai. Nu, čia irgi yra nemažai taktikos, iš tikrųjų. Pavyzdžiui, jeigu matai, kad visi sportininkai startuoja žymiai stipresni, tai geriau net nestartuoti. Kam čia tada degintis, ta prasme, geriau antrą kartą daryti. Žodžiu, greit viskas įvyko. Matom toliau. Dviratis ištrauktas po žiemos po 100 metų. O. Jau viskas. Gelbės Energus mechanikas Antanas paskolins ratą matyti. Tai iš karto. Ir bateriją, ir ratą. Nepaliekam. Super, super. Gerai turėt draugų, blėta. Nes kitai būtų jau baigta. Iš tikrųjų reikia pasipildyti pienelio. Nu, nespėjau. Čia šiandien ryte taip pagalvojau, kad reikia šitą dviratį imti, tai neparast. Ką padarys? Kontentas. Čia vien stiklai, hebra, žinok. Sargiai važinėti. Jau čia ne vienam. Jau viena panelė buvo prasidūrus, Antanas paskolino, jinai pravažiavo, dabar skolino man. Ačiū Antanai. Energus, like Energus. Merginų apdovanojimai. Sveikiname, šalkite, keliaukite į savo pertrauką ir netrukus startos vyrukai, ateikit būtinai tada jų palaikyti. Taip. Netrukus startuoja Talačka, Lukas Talačka, vienas iš
Tamsne vienas iš šių metų lyderių ir praeitų metų, man atrodo, nugalėtojas, jeigu neklystu. Gal ir ne, bet pasižiūrėsim, kaip čia bus. Labai kieta grupė. Nu, ketvirtas atsilieka iš karto. Nebekovos, pirmi du, aišku, va, lyderiai, va, Talačka. Žiūri, ar trečiam pavyks ar ne. Tai aišku, taktika labai paprasta. Būti top 2 ir neišeikvoti per daug jėgų. Tai va, žiūrėdami atsisukę atgal, dviese finišuoja Žygimantas ir Lukas Talačka, kiek suprantu. Tai viskas aišku, su taktika taip visi ir darys. Tai reiškia, finalinėse važiavimuose bus atsukta maksimaliai. Nu ką, dabar jau pasimatysim turbūt mano važiavimą. Visgi dar pafilmuosim. Antanas su Bromptonu. Gerai, žiūrėk, Antanai. Tai normaliai, nu čia aišku. Važiuokit, toks dviratukas. Antanai, šaunuolis, varyk! Gerai! Super. Nu ką, Hebra išstartuoja. Aš neužfilmavau savo startą, nes taigi reikėjo čia nusivengti, nieko nespėjau, bet mano grupiai buvo labą dieną, Vladas Jurkevičius. Vladas Jurkevičius, dar kažkoks stiprus matosi, visi ten iš A lygos, tai realiai atvažiavau, nežinau, ketvirtas turbūt ar trečias. Tarsi iškritau iš karto. Gerai, kadangi pirmą važiavimą nenufilmavom, tai antras. Labą dieną. Šansų 0, gražus dienas. Kam ketvirtas yra? Gerai. Sveiki, Pagodos važiavimo herojai. Edvinai, tu pabaigoji vos, ne? Aha, Mindaugas tave. Aš žinok, draugelis tavo. Ryk, Vitalį! Vitalį, Julių ir Martą. Pasižiūrėkime, kuris iš jų sportininkų pateks į sekantį etapą. Vitalis numinęs beveik 1000 kilometrų Siciliją per lietų. Jam visiškai nesvetimas tokios sąlygos. Antras tavo youtuberis Lietuvoje. Kavan, Nikilovičius! Neskaipį! Vitalį, mes labai didžiuojamės Tavim didžiuojasi ir tavo komandos nariai, nepamiršk, kur jie? Kur Valdevaras ir Vitalis? Gal tu mums atnešęs kokį Valdevarą medinuką? Ne dabar. Dabar yra pats geriausias momentas. Grįžtame į trasą, žiūrime, mūsų laukia. Apšilinė, nesitikėjau aš, kad jie neužsivažiuos. Toli tą aplinką ar ne, nežinau. Ten gerai padėjai, ne? Tai papuoliau į kitą etapą, tikiuosi. Taip. Nors tiek, blemba. Aš net nemačiau, žinai, galvau, kad jisai šalia, žinai, tai su jėgų. Štuką vatų visą laiką. Štuką vatų. Baigiau su 9-6-8. A, gavai, ir batarką, ir ratą gavau. Las 6. Atrodė, kad daugiau aktyvių šioje grupėje, visi važiuos grupelėje, visi važiuos kartu, bet tokia dešrelė išsirikiavo ir kėdė Arūnas šokti į priekį. Jis atvažiavo iš Utenos, nesiruošė čia pasiduoti, net prašė smulkmintis, varys iki galo. Spaudžiam plurą, Vitalį! Foto finišas! Kas aplenkė Vitalį? Vladas raportuoja laimę. Nugalėjo Lukas Talačka. Ketvirtą dalyvį. Antroje vietoje Žygimantas. Antroje vietoje. Pirmoje vietoje. Ir Vladas. Kaip trauma? Trečioje. O geriausia dalis tai burgeriukai. Lukas jau susiruošęs išeiti, nežinau ar čia gerai girdis, bet kaip pasisekė? Tai gerai pasisekė. Net neplanavau, kad taip gerai pasiseks.
O kaip Vladą sekės aplenkti, ar jis neįsisekė, kas ten buvo? Tai kaip girdėjau, kad neįsisekė konkurentai, tai... O dairėsi ar varėjau alai? Pradžią variau, paskui pasižiūrėjau, kad nėra, tai jau taip ramiau biškai. Supratau, nes pirmus važiavimus tai dar... Laukdavau, jo. Supratau, gerai, pirmos vietos nugalėtos, 2 metų šėlės, ar? Sveikinam. Dar prieš atsisveikindami reikia padėkoti būtinai organizatoriam. Atsiprašau, organizatoriam. Antanai, ačiū už renginį. Nuostabu. Tai fainai, kad atvarėjai, mes Renginius pakeičiam į kitą lygį, iš tikrųjų. Visiems reikia iš jūsų mokytis, kiek čia visko yra, čia yra tiesiog. Užsiregistravai, Bom. Jau užsiregistravau. Kitas geras dalykas. Utena geras, ne? Tai man atrodo, Utenoje aš būsiu, Tauragiai negalėsiu, nes išvažiavęs būsiu, o Vilniuje tai... Čiagi savo kiemę viskas. Ačiū Pauliau, sakau, lygis kitas, pakėlėte kitą lygį varžybas visas Vilniuje, tai dėl jūsų, dėja, dėl jūsų visiems kitiems, jiems dėja, reiks pasitempt, žinai, nes jūs čia, kaip sakant, sudrebinat rinką. Viskas, ačiū Šiaip, visiems. jeigu Vitalis mums nebūtų padėjęs, čia dalyviai būtų be numerių, be nebrukų, be nieko. Taip, Vitalis yra mūsų reformų mes mylim. beveik antras komandos dubleris. Super. Ką, važiuoju namo, jau 8 laipsniai šilumos, krapnoja. Tai labai panašu, kaip ir sakiau, kaip ir Sicilijoje, pratrūko vienintelio dalyko, tai 5 laipsniais didesnės temperatūros būtų ir žiūrovų daugiau ir taip toliau. Na, šito jie negalėjo suorganizuoti. Pačios varžybos labai dinamiškos, nereikėjo praktiškai laukti savo važiavimą. Suvažiuoja vieni, važiuoja kiti, viskas labai staigiai. Iš tikrųjų, kai sukeli tiek vatų per tokį trumpą laiką, tai aš nežinau, net nepasidaro labai ir gerai, iš tikrųjų reikia po to nesustoti dar sukt pedalus. Tai tokia buvo net galva susisukus vienu momentu. Tai nežinau, įdedu čia dabar parodyti, kiek ten tų vatų 20-30 sekundžių pas mane prisipumpavo. Strava tikrai rašys, tai įdedu, o vienas pagrindinių dalykų šiuose varžybose tai yra super greitai įsisekti. Čia pagrindas, ta prasme, tai su plentiniais pedalais, buvo kas važiavo, viskas ok, bet aš nerekomenduoju. Mes įmatėm tą B ir pradžių įsisekt, jeigu pasiseka, tada suvažiuojat, nes ten pralašėt pusę sekundę ir po to vytis labai sunku. Tik tiek. Ačiū labai visiems organizatoriam, ačiū, kad žiūrėjot šitą trumpą reportažą ir iki susimatymo kitais metais šiose varžybose, o jau visai netrukus Gravelonas TT kitą savaitę, jeigu viskas gerai, jeigu sveikata leis, pasimatysim ten. Tai tiek, iki greito.